Žiūrėkit, tikras povandeninis laivas, prancūziškas. Čia tipo kaip muziejų padarė. Gali į vidų ten bilietą nusipirkęs patekti. Per Google Mapą radau. Galvojau, net neįeisiu, bet pasirodo galim aplinkui nemokamai čia apžiūrinėti jį. Bele kokio ilgio, mažiausiai jaučiu iki 100 metrų. Pirmą kartą gyvenime tikrą povandeninį laivą matau savo akim. Toks. Šiandien gera diena gavosi. Jau čia mano trečias sustojimas. Pirmą vietą buvau į tokią pilį nuvaręs. Žiauriai gražią. Paskiau nuvariau į tokį kalną įlipau. Neįlipau, o su dviračiu užmyniau. 1,5 kilo reikėjo minti. Gan stačiai, blemba pompą, vėlė kokią gavau. Bet įmyniau taip gerai, po to gerai pasijaučiau. Ir va, ir dabar šičia vat trečias mano stopas. Po to dar yra. Dar ten esu kažkokia dar vieną pilį. Paskiau dar kažkokia ten bunkerį. Dar, man atrodo, 3 sustojimai bus. Tai 2 dienas iš eilės būsiu pravaręs neblogų vietų. Toj čia gale parodysiu bele kokią dydžio propeleris. Ten va kruiziniai laivai plaukia. Nežinau, čia gal per kamerą nesimato labai, kad jis būtų toks didelis, bet iš tikrųjų gyvai tai nemažas. Čia va, koksai. Tai va. O ir dviratanas pasislėpęs irgi. Tai va.